Važiuoklė kaip ir padaryta gale, priekį kaip ir nieko nereikėjo daryti, nes poliuretanas ir svirtis viskas yra nauja. Gale reikia išvirtiminio traukio, nes net iš akies matau, kad išvirtimas yra per didelis sustokiniam. Na, o dabar laikas kipti darbus šičia. Tai tikslas yra išsitraukti šitą variklį, persirinkti, susižiūrėti, kad jisai nesproktų netyčia. Ir tuo pačiu išsidažyti variklio skyrių turbūt. Manau, kad išsidažysiu, žiūrėsiu, kiek čia bus reikalų, kai išsims variklis, nes šiaip labai čia užkrautas tas variklio skyrius. Jo, noris išsitraukti variklį, išsimti sportinius kolikus, mes parduot, užsidėti kitą koliką, pasigaminti visą išmetimą reikia sistemą. Na ir tada galės persirinkinėti variklį. Tai pradžiai noriu nuimti kolikos, bet kad jos nuimti, tikrai pradžiai įsitrauksiu variklį, nes ten po vietą jos nuiminėti yra sudėtinga. Na ir vėliau be viso priekio atgal įkišiu tą variklį ir tada jau galėsim pasigaminti duslintuvą jaučiu visą. Skui, kai jau susirinksiu visas dalis, persirinkinėti variklį, nes dar trūksta kai kurių detalių, kaip ir daugumą turiu, bet dar reikia biškį ir pakaupti. Tai vat, kad neapsikraut garažą, įmėsim atgal tą motorą jaučiu, be viskų čia orų tų plastikų. Na, o truputį ardamės jau ir variklio skyrių, nuėmiau buferį, posparnius ir dabar šičia plastiką iš priekio nusimiau, tai kai kurios dalys čia ir nebegrįš. Kadangi turbūt jau supratot, kad šitoje vietoje turi atsirasti kažkas rimtesnio negu langų apiplovimo bakelis ir dujų reduktorius. Tai po truputį viską pasirašinėja išimti varikliai. Tokia krūva detalių plasmasinių. Galim dar ir šitą padėti. Tai ventiliatorius, bakeliai, oro filtro dėžė 3 litrą, apdailos variklio ir ortakiai, posparniai. Tai belė kokia krūva detalių, o čia dar vietos realiai net neatsirado, tai jo, čia vat irgi matau, kad prichaltūrintų žarnų tokių viskių, tai nuvešim, padarysim naujas. Bet šiaip pas labai gerai iš to automobilio, tai labai daug naujų dalių buvo. Tai vat radiatorius Nissans naujas, kaip naujas, jau ta prasme ne metų senumo, bet net dvacokas irgi. Tai žarnos visos šitus atrodo apynaujos, bakelis irgi Febi naujas, tai dar žiūrėsim, kaip po siurbimo kolektorium ten tos plasmasiniai vamzdžiai, nes šitokia problema šitų motorų yra. Na kaip problema, nepavadinčiau problemą, kai automobiliui 20 metų, tai normalu, kad visokios plasmasinės ir dalis kaip ir sukietėja. Tai lempų laidus atsijungiau, tai dabar čia varžtą vieną nulaužiau, tai dabar liko atsisukti realiai šį čia teliką, atsijungti trosą, realiai telikas visas nusims, radiatorius kol kas paliksiu, nes automobilį turi pervaryti tą pusę, kad variklį išimt. Nes mano garažų vartai yra užstatyti dabar. Kaimynai paliko savo mašiną, tai šiaip net nežinau, svarstau netgi 100 dujas ir jų iš vis nebedėti, nes belė kaip užgriozdina visą variklio skyrių. Ir dujų reduktorių reikia perkelt, viską reikia perdaryti, žodžiu, kad paliktas dujas. Tai va, daug niuansų atsiranda. Tai va. Na tai va, vaizdas toksai. Aišku, čia dabar nelabai kažkas daugiau ir pasikeitė. Atsijunginėjau visokius laidukus, tai va čia va visą dujų nesąmonę, kuri ten paskui susijungia dar su originaliu viso laidynu. Ir jo, iš čia išsėmiau dujų kompą, atsisukau reduktorių, kuris dar laikosi ant padavimo vamzdelio, kaip suprantu, ir šičia yra aušinamas. Tai čia kol kas šitų žarnų nenorėjau nusiminėti, nes aušinamas skystis čia teka variklio, tai kol kas skysčio nenoriu išsileisti, kadangi reikės persvaryti kitą pusę tą automobilį ir užkūrus jis dar kurį laiką pabirbens, tai nenoriu nei čia betvarkės pasidaryti nieko. O dabar kaip ir viską realiai esu apsiardęs, kiek aš čia galėjau apsiardyti. Ir jo, kitą dieną atlieksiu, persistumsiu į tą pusę, nusimesim radiukus, kardaną, kelius dar laidus, čia kelias žarnas ir galės plaukt tą motorą. Radiatorius, tai nieko labai nerodžiu, nes čia nieko nėra, kelias šlangas atsifiksuoja, šitas teko durnai atsijunginėti, nes šitos greitos jungtys sugadintos ir šiaip šitų šlangų būklė jau tokia, kad nuvešim, kad pagamintų naujas, kaip matot, čia jau toj viskas pasileis fontanais ir tiesiog čia atpresuos, užpresuos naujas gumos ir liks viskas kaip originaliai, tik tais pasikeis gumos, pakeisim auringus greitų jungčių
Ir ten tos žiedelius, kurie padeda atfiksuoti, vat, čia šiek tiek, kaip matot, išsileidinėjau visokius vat skyšius, tokie durni darbai. Bet už šitos bairius tai kažkam rankas reiktų nukapuoti. Ta prasme, tai padaro laidyną, kad jo, ta prasme, neatjungsi pilnai. Aišku, aš jau čia kai kurios laidus atsijungiau, čia kažkur jau bus atjungtų turbūt. Dėl to aš jau galiu ištraukti viską, bet šiaip kas čia per nesąmonę, pažiūrėkit, čia kažkoks random laidas, čia panašiai kaip kano linija būna taip susukta, čilina, nepajungtas. Čia prakišta kiaurė laidos, plikas laidas, čia buvo susuktas su izolkė, susuktas su pirštais į krūvą tiesiog. Vienos spalvos laidas, kitos spalvos laidas, susuktas su pirštais, dar trečias laidas. O čia tai kosmosas, karočiui. Tai vėliau čia bus įdomu, kai reikės užvesti tą mašiną, aš jaučiu, bet... Ja, žiūrėsim schemas, pajungsim normaliai. O dabar čia čiukšt kažkur ir viskas, laidai bus atjungti. Na, va, tiek iškėlėm motorą, realiai tiek ir užteks, aš manau, kol kas, nes dabar tikslas yra nusimti šitos sportinius išmetimo kolektorius ir užsidėti kitą labiau sportinę. Tai čia nėra labai daug varžtų, tai atsisuksim tuos, užsidėsim kitą, kad galėtume pasigaminti išmetimo visą sistemą ir po to jau galėsim pasigaminę tą sistemą, išsimti tą variklį vėl atgal ir išsiardyti, persirinkti, pasidaryti biškį bombiškesnį. Nes dabar, kaip matot, čia kažkada jis ale rinktas buvo, bet tikrai nepasakyčiau, nes labai jau toks apsitepalavęs, nėra labai gal baisiai, bet tikrai ne kaip rinktas ką tik, tai va čia iš apačios per dugninę gerokai leidžia, tai greitai išjonkinam lauk šitos visus varžtus, numetam tos kolikos kiniškus ir viso, įgrūsim atgal ir žiūrėsim, kaip fitina su kitu koliku. Nu, va, drakoniniai kolikai nuimti. Ir turim daug vietos kitom veiklom. Tai jaučiu, einam pažiūrėti, ką ten dar turim. Rusy turim šiek tiek detalių pasiruošę. Tai iš tikrųjų, čia dar ne viskas, ką aš turiu, nes kitos dalys yra kitur sudėtos. Tai čia yra 2 bakeliai duslintuvo, iš kurių ir gaminsim duslintuvą. Tai vienas paprastas, kitas bus su sklendė, kad galėtų keist garsumą. Lanksti jungtis duslintuvo. Čia laikikliam padaryti nesąmonės. Čia karščiui atspari medžiaga kažkur panaudosim. Čia va turim tas elektrinės sklendės. Šiaip 2 pirkau, nes galvojau daryti 2 bakelius su sklendėm, bet jaučiu užteks vieno. Tada šį čia turim V-bendus. Čia geidžiai. Ten dar kitos variklio dalis. Ir čia naujas kolektorius, tai mat, čia yra turbininis kolektorius, tai bandysim uždėti biškį kilovatą daugiau ant šito M6. Tai va toks kolektorius. Pridėtos, aišku, ir tos kiniškos tarpinės, tai šitų tarpinių niekada nenaudokit, nesvarbu turbininis ar neturbininis, nes jos visą laiką prapučia jas. Tai nenaudosim vienos tarpinės. Čia turim špilkas, kur čia sukasi turbinai, tai vėliau jaučiu irgi užmesim kitas, bet dabar primatavimus jais ir šitos. Na ir toliau pats grožis. Toksai kolektorius. Kinietiškas, bet šiaip atrodo ganėtinai kokybiškas, tvirtas. Tik tai siunčiant Wastegate'o angą pažeidę, šį čia įlenkta yra šiek tiek. Bet dėl to šiek tiek pinigų grąžina, tai kaip ir ne problema, nes galimai tą Wastegate'ą vis tiek į kitą vietą vesim. Kokios yra problemos su šitais kolektoriais dažniausiai? Tai, kad jie mėgsta trukinėti. Tai manau viena iš priežasčių, kodėl trukinė. Šiaip čia flanžas labai storas. Pats vamzdis, man atrodo, yra 3 mm, tik ties tom vietom, kur yra lenkimas, šiek tiek suplonėja. Tai manau pagrindinė problema, kodėl trukinėja, tai kad tas flanžas yra vientisas. Tai jaučiu įpjausim ties kiekvienu arba kas antrų runeriu, kad jisai turėtų vietos plėstis ir vaikščioti. Na ir vėliau
kai uždėsim pačią turbiną, tai jinai irgi ganėtinai daug sveria ir kaip ir pavyzdžiui standartiniam automobiliam su turbo kompresorium, tai turbina turi kažkokį tai laikiklį, kuris prisuka ją prie bloko, kad šiek tiek nuimtų apkrovą nuo kolektoriaus, tai mes irgi padarysim nuo čia ar nuo kažkur kažkokį laikiklį, kad šiek tiek nuimtų tas apkrovas. Ar kur nors čia privirinsim nuo pačios, kad prasme tokią atramą padarysim. O dabar spėjau, bet tarpinės dėmės nedėsim ir viskas. Nes šiaip tarpinė originali yra plona metalinė, tai neturėtų čia turėti pakankamai reikšmės, kad su mano skildais kažką reikštų. O iškart matau, kad kondicionieriaus vamzdis netinka šitas. Pats kolektorius irgi nelengvas. Buvo toks vaizdelis, visai neblogas, šiaip kondicionieriaus siurblys panašu, kad labai netiks, nes netgi toksai kreipiančioji, kuri nukreipia, kuria kryptim turi šitas statytis, šiek tiek liečia runnerį, tai aš ten runnerių lankstyti tikrai nepasiruošęs. Bet reiks pasidomėti, gal yra kažkoks kitoks kondicionieriaus siurblys, kur gal kitaip išeina tie patys žarnų pajungimai ir galbūt netgi išeitų įkišt tada tokį, bet šiaip šitas flanžas irgi ganėtinai arti yra, bet jį galima, jeigu ką, nukreipti bet kuria kita kryptim. Tai, atrodo visai neblogai. Bandysim dabar įdėti atgal tą motorą. Šiaip, aišku, čia kaip ir visų turbo kolikų, tai viena viršlė ten, viena ten kol kas, čia tik taip, kad laikytus. Bet priėjimas prie kai kurių varžtų, kad tu prasme juos užsukt, tai kai motorė yra kolikas, bus kosmosas, neįmanoma realiai. Tai aišku, aš čia prisisuksiu, kai jis bus laukia, bet jeigu kada nors reikės nuiminėti su motorų kėbulę, tai jau paprašiau motorą išsimti. Tai o vėliau, kai jau bus kaip ir paruoštas įsidėjimai, padarysim tuos pjūvus, kur sakiau, dar jaučiu nuvešiu, padarysiu, kad nuimtų plokštumas. Ir turėtų būti ledas, gal kažkiek laikys. Kai kurie žmonės sako, kad lekia, po porą metų ten ir panašiai ir jokių problemų kol kas nebuvo. Bet šiaip visur praeina, tarpelių didelių nėra, bet šiaip nice. Bet dabar irgi matau, kad jeigu reikėtų, kokią galvą prapūstų ar kažkas, reikėtų šitą išimti įtempėję, tai čia irgi realiai nėra vietos. Tai jo, tokių būtų niuansėlių. Tai reikės pasirūpinti, kad gal neprapūstų galvos greitai, arba čia gal kažkaip reikės tau biškį runerį ir įlenkti kažkada, nes kad tą išimti tempėją, tikrai neverta išsakinėti, arba gal yra kažkoks pakeitinis, žinau, kad SPM4 berods deda į tempėją, gal jis kažkoks smulkesnis. Žodžiu, čia klausimai ateičiai. Nes kai kažką tokio konstruoji, turi numatyti viską, kai tau reikės remontuoti, kad eitų paskui išimti, nuimti, uždėti ir taip toliau. Ir į priekį dar turi numatyti dalykus, nes čia dar veisgeitas turės užsidėti, jis kažkur savo vamzdį turės išvesti, žodžiu, čia dar yra daug reikalų, bet šiaip pats kolikas suvirintas ir iš vidaus, iš visur, ir iš čia suvirintas, ir iš čia suvirintas, tai nežinau, žiūrės, manau bus visai normaliai. Nu va ir vakarėlio kaltininkas, turbo kompresorius, didžiulis, dabar su dizelio palyginus, tai dvigubai didesnis atrodo. Kinietiškas, nieko įspūdingo, žiūrėsim kaip važiuos, jeigu nelaikys, perrinksim tiesiog kokybiškom dalim ir manau, bus gerai. Šiaip vieniem važiuoja, kitiem nevažiuoja, čia kaip ir su visom kinietiškom dalim, tai paprastas, be vidinio veisgeito, turbo kompresorius, tai veisgeitas bus išorinis. Na, dabar jau pabandom uždėti, pažiūrėsim, ar jis iš viso telpa, nes šiaip vietos, tai nėra labai daug. Šiaip dėl pačio turbo kompresoriaus netaip jaudinos, labiau jaudinos, kaip reikės ten tą downpipe įkišnės. Labai yra mažai vietos, kadangi plytos stovi taip šonais. Tai labai uždengia čia viską. Tai va taip žiūri, tai neblogai. Pilnai neužsidėjo, nes kliūva šičia, tai čia reikia atsileisti šitos varžtus ir galės tada pasukti šaltą dalį. Bet manau vis tiek reikės kažkokią alkūnę užsivirint, kažką tokio, kad čia normaliai viskas praeitų, nes manau, kad būsto žarnas vėsiu per šičia, kitas suka tą į viršų ir taip veda, bet kažkaip nežinau, ta prasme, suka šitą į viršų ir veda taip tą žarną per čia, bet kažkaip šlyšia, atrodo, tai nežinau. Tai bandau dabar pasukti taip, kad užsidėtų, o vėliau, jeigu ką, čia galima ją ir
patrumpinti, dasivirinti kažką ir bus ledas. Man dabar svarbiausia, kad jinai atsistotų savo vietą, kad būtų galima žiūrėti, kur daryti duslintuvą. Tai va duslintuvas ant tokio flanžo, iš tikrųjų man netokia tą turbiną atsiuntė, turėjo būti su vibendu, bet nesmė, užsisakiau flanžą, turėčiau gauti už poros dienų. Tai toliau patys spekai turbinos dabar net nepasakysiu tiksliai kokie yra. Čia yra GT3582R. Tai čia padavimas alyvos, o nubėgimas štai ten. Tai nubėgimas reikia, kad būtų 9 laipsnių kampo, tai čia vėliau viską mes persukinėsim, kad atsistotų taip, kaip turi. Na, o alyvą turbūt nuleidinėsim atgal į dangtelį, kiti daro ten atgal į dugninę, bet šausim jau šį dangtelį bus paprasčiausiai. Ir jo, o dabar ką, atsileidu tos virštus, persisuku ir žiūriu, kaip užsidės. Žaidžiuos čia su tuo pozicija turbinas, tai pati šerdis, tai kaip ir gerai gaunas, čia nežinau, ne 9 laipsnių kampas gaunas padavimas, bet nubėgimas, nelabai aš galiu parodyti dabar, bet nu va, matas ten nubėgimas viršui, tai jis kaip tik praeina pro šitą flanžą ir nesisukos ant 2 varžtų, tai turėtų, manau, nežinau, tokio kampo čia daugiau negu 5 laipsnių turėtų tikrai pakakt nubėgimai, manau, neturėtų jinai čia springt. Šiaip su tom kiniškom turbinom įdomi yra, nes kadangi čia yra paprasti tie guoliai įvarės, o ne, aš net ne guoliai, o įvarės, ant kurių sukasi viskas, tai jo, čia bus įdomi su alyvos slėgiu, nes kai kuriuom būna per daug, kai kuriuom per mažai, tai čia žiūrėsim, reikės kažkokio restriktoriaus ar ne, bet manau pradžiai paliksim taip, kaip yra, nes reikės tapimą iš kažkur tam prasivesti. O dėl šaltos dalies, tai aišku yra variantas ją dėti šitaip, kas man nelabai patinka, į tą pusę jos persukt. Nu, aišku, galima ir šitaip kažkaip daryti tokį vamzdį, bet negražiai atrodys. O jeigu tą nusukti iš apačios, gaunas taip, kad šitas tuceriukas, kur čia buvo įsuktas, kliūva, tai jį reikėtų perdėti kažkur iš priekio. Čia yra kaip vakuumo, tiksliau ne vakuumo, o boost source'as, tai va, pagal šitą žinos, kada atidaryti veisgeitus ir taip toliau. Tai reikalingas dalykas. Aišku, jį galima kažkur ir kitur pastatyti, nėra būtinai, kad jisai turi būti ant kompresoriaus dalies, gali būti ant čia kažkur, ta prasme, ant vamzdžio. Bet jis turi būti. Tai šiaip nežinau, kodėl iš vidaus jis padarytas, vis laik būna dažniausiai iš priekio. Tai perdedam tą turbiną šiek tiek. Tai va, perdėjau dabar šitaip. Tai kokios problemos dabar kyla, kad yra labai arti iš tikrųjų išminimo kolektoriaus. Tai oro kaitant nėra prioritetas. Na ir toliau reikėtų ją pjauti ganėtinai arti, kad būtų galimybė uždėti alkūnę. Aišku, šitas kardą nėra struktūrinė, ją galima kažkaip gražiai įlenkti vidų ir taip toliau, bet šiaip norėčiau to nedaryti. Tai va čia tokie klausimukai ateičiai. Sulaukęs flanžo, bandysiu ten kažkaip gaminti išmetimą. O paskui liks įsiurbimas, tepimas, traukt motorą, perrinkt ir liks pragazuot. Na ir dar vienas svarbus dalykas, tai šiaip žiūrint, panašu, kad kapotas užsidarys, bet to irgi pasitestuosim, nusimėsim tos laidus, prisisuksiu turbą ir pabandysiu. Na va, kapotas uždarytas, čia yra jisai uždarytas, ta prasme, pilnai, tai nusileidžia per žemai, kadangi nėra teliko, bet mes vietos ten turim tiek, kad aš galiu įkišti pirštus kokius, tai žinau, iš 2 aukštų, tai čia dar galima dėti didžiulę turbą. Kitas klausimas bus, kai susidės radiatoriai, telikas, kaip praeis lempa. Nu, lempa praeis, net ne ksenonas, bet kiek oro filtrų turėsim vietos, nes čia irgi tokia viena iš problemų būna su šitais bairiais, kad nebelieka vietos filtrui normaliam. Bet jau atrodo tai vat, very nice. Tai vat, oficialiai Kem 6 yra turbininis, realiai, turbo plyta. Mano manimu, kiekvienas tikras bachūras turi savo gyvenime užpūsti nors vieną atmosferiką, tai va tą ir bandau padaryti. Čia visur tarpai ganėtinai didelė, kaip šitam setupui. Čia ganėtinai mažas tarpas, bet čia kitaip ir nepadarysi. Čia visas duslintuvas bus gan arti šito dangtelio, tai čia toksai kaip ir minusas yra top mountą, nes labai daug karščio persikelia į viršų. Tai reikės daryti kažkokią tai apsaugą, ar gal iš viso aliuminį dangtelį nusipirksiu ir
kad neišsikraipytų. Jisai tuo labiau šičia babinos, uždegimo ryčių visą pravodkę dedas, tai irgi grinai toje vietoje, kur viskas kepa, tai gal kažkaip ją perdarysim į kitą pusę, gal paupgreidinsim ir uždegimo rytės, šiaip jos yra ganėtinai neblogos, bet gal paupgreidinsim į audinės tas raudonas gražias ar kažką, kad jis galėtų kažkaip pasukti kitų kampų ir laidus gražiai tiesiog pravesti, čia toks labiau estetinis dalykas būtų, ar BPM8, kokias irgi rytės, mačiau deda Hebra, tai jo, tiek reikaliukų, viskas šiaip užsidaro, atlieka laukti flanžo ir po biškį toliau tęst progresą. Na, kažkaip pagalvojau ir nusprendžiau visgi dėti kitą turbo kompresorių, tai šitas kol kas čia užmestas, o šį čia turim jau pasiėmę naują. Ir čia bandau prisiminti, kaip virintigų, tai kol kas neįspūdingai, tai duslintuvo gaminimo eigoje tikriausiai patobulėsiu kažkiek. Prieš virindamas dar pasibandysiu irgi ant vamzdžių taistinių. Na, o čia turim savo kitą turbo kompresorių, tai biški rimtesnis negu anas kinietiškas. Čia turim Turbo Systems turbo kompresorių, patikrintas reikalas, veikia, važiuoja, sukasi, pučia, tai galvoju, dėsim ir ant upo iškart šitą. Čia ir dydis jo šiek tiek toks, kokio labiau norėjau. Tai va toksai guolinis vėjo malūnėlis. Tad kažkaip pasigalvojau, kad aš čia pasigaminsiu visą tą duslintuvą, nusipirkau ir tą flanžą, ir pasigaminsiu įsiurbimą, pasigaminsiu visas tepimo žarnas ir tą turbą išsitaškys, sakykime, greitai. Detalių irgi ne faktas, kad jie eis atrast. Tada aš vis tiek pirksiu normalią tą turbiną ir tik tais turėsiu persidarinėti šitą įsiurbimą, galimai nebetiks nei tepimas, tai žodžiu, apsisaugau save nuo šitų nesąmonių, šitą mes importuot, kažkas pasiims. Tai jonkinam šitą žemyn ir pasidarom vietos šitam malūnėliui. Tai čia GTX Trim PM8 V4, man atrodo, ar koks šitas modelis, iki 600 PM arklių. Tai jisai yra su V-bendu, kur čia tas jo modeliukas parašytas. HTX 3058 B4. Na tai va, kažkas panašaus iš tikrųjų ir tą, kur dabar buvo uždėta ant automobilio, bet gerokai patikimesnė. Plus bus V-bendas. Ir kitas dalykas, aišku, guolinė, tai biškai geriau suksis. Ir tikriausiai geriau ir važiuos. Tai va. Nes tos kiniškos turbinos jos ir pučiasi lėviau, žodžiu, performances tikrai lėvesnis, turim V-bendą, flanžiuką, alyvos nubėgimai, tai reikės irgi pasigaminti vėliau vamzdelę. Na, o dabar bandysim prisimatuoti ją ir žiūrėti, kaip tinka. Tai va taip atrodo, gerokai rimtesnis vaizdas. Kapotas užsidaro, šiek tiek mažiau vietos lieka po kapoto, bet sočiai. Tai dabar ką padarysiu irgi persisuksiu viską, nes gaunas, kad tepimo nubėgimas dabar yra viršui, o alyvos padavimas apačioje. Tai prieš fizikos dėsnių šitie dalykai neveikia. Na, tai atsilaisvinau šitos karštos dalies varžtus ir realiai jinai va irgi sukinėjęs kiek tik tais nori. Tai manau, kad jinai bus kažkur va taip ar va taip stovės. Tai čia labai didelio skirtumo nėra, greičiausiai kažkas tokio va bus. Taip pat yra restriktorius iš karto čia įdėtas, šitą galima išsukti, ten irgi kitas rėgis yra čia EN4, tai greičiausiai, kad ne EN bus pas mus linijos. Taip pat paėmėm ir V-bendą, kuris čia užsideda štai šitaip gražiai įkrenta į skylutę. Ir čia su hamutu tokiu sąvaržą užsispaudžia ir viskas. Na ir toliau nuo šito galim gaminti savo duslintuvą. Tai va dabar biškai prisiveršiu šitos varžtus, prisisuksiu ją, kad jinai neklibėtų. Ir viskas, matuosios kažkaip vamzdžius. Bandysiu lyst per tą skylę kažkaip į apačią. Aišku, čia dar dujų magistralė biškai trukdo. Tai va irgi reiks patraukti šoną. O šiaip. Nice. Kažkas gausis. Va, žiūriu, kaip čia kišta duslintuvą. Nusėmiau kondicionieriaus vamzdelius. Ir čia, aišku, visur vietos šiaip ganėtinai daug. Probleminė vieta yra štai ten. Vat. Praeit. 3 inčių vamzdis prakalpa, va turi tiek laisvumo, kas iš esmės yra sočiai. Aišku, reikėtų daryti arčiau duslintuvo, tiksliau išmetimo kolektoriaus, nes variklis gazuojant šitą pusę kyla, o šitą artėja link kėbulo. Tai jeigu padarysiu prie pat lonžerono, galimai lies lonžeroną. Aišku,
Greičiausiai, kai išsimsiu variklį, šiek tiek įlenksiu to vietoj lonžeroną. Vieną tokį smūgį iš kūjo ir turėtų būti gerai. Na, patį duslintuvą, tai jau kaip ir galės kukint, maždaug kažkas tokio bus. Tik aš planuoju jį vos ne iš karto leis žemyn ir kišt čia vat palei šoną vidun. Aišku, mano ABS blokas durnoje vietoje stovi šitai, pakeisti į patogų, bet negerai, kad dabar čia vat stabdžių vamsdelį vieną turim, tai tą reikės įkišti kažkokį tai šarvą karščiai atsparą. Aišku, duslintuvas irgi susivinios į termobintą, bet kadangi aš duslintuvą planuoju vat iki čia vest tiesiai, nu čia jau leis žemyn ir vat kišt vat tai vat į tą skylę maždaug, tai turėsim nemažai vietos ir visiems lambda zondom, AFR davikliam, whitebandam ir turėtų kaip ir būti neblogai. Na, o dabar jaučiu, matuoju savo pirmą atkarpą, reikės iš karto lenkimą daryti ir kišt po biškį žemyn vamzdį. Žiūrėsim, kas gausi. Tuvo dalis privirinta. Nėra, aišku, čia kažkokios kosminės tos siūlės mano pirmosios. Galėjom daryti va tiesiog šitaip ir viskas, ir būtų baigtas duslintuvas. Bet dabar va turiu kitą dalį, kuri eis šitaip. Tiesiog beveik 9 laipsnių kampas. Ir tada bandysim eiti žemyn šitaip ir tada šonu, kad čia va daugiausia tos vietos išnaudoti, nes žiūrėjau, kad būtent tokiu kampu, kai eini, turim daugiausia laisvumo į šonus. Tai va, dabar nusimsiu šitą vibendą, tikiuosi nesusikraipė jisai, nes šio karščio gavo visai nemažai, nors niekur nepralydžiau nieko kiaurai. Tai va, susidėsim šitaip gražiai ir bandysim suvirinti. Ir čia mano paskutinė alkūnė, nes aš durnelis nenuvažiavau ir pamiršau nusipirkti. Tai va, žiūrėsiu, dar gal pavyks kažkur gauti neržinių alkūnių ir šiandien gal pavyks iki apačios nors išlįsti. Tai va, toks suvirinimo aparatas, dujos, tai va, susižymiu, susidedu lygiai, susisegu keliose vietose, va taip pat truputuką. Ir tada einu pasižiūriu, ar užsideda gražiai, nusišlifuoju kampukus ir kaskart virindamas dedu pridėtinę vėlą dar į tarpą ir tada gražiai užsivirina ir iš vidaus, ir iš išorės. Nesu kažkoks čia profesionalas virintojas, toks labiau savo mokslis, bet iš esmės tas virinimas toks ir yra. Žaidė su nustatymais, daug praktikos ir kažkas kažkada gausis. Čia tikrai nėra kažkas, kuom reikėtų didžiuotis. Tai va, žiūrėsim su laiku, kaip paprogresuosim ant šitą dalyką. Na, o dabar tiesiog užsivirinsiu čia gabaliuką, tada iš kitos pusės gabaliuką, kad nekreipito metalo vienoje vietoje nekaitant ir, nežinau, eksperimentuoju tiesiog. Kadangi prie tokio flanžo biški man yra sudėtingiau virint, nes neturiu daug patirties. Jis yra storesnis, jam reikia daugiau karščio, vamzdis plonesnis, mažiau. Aš kažkaip tikras virintojas virinu ant medinio stalo su guminiam pirštiniam, bet pavyzdžiui, čia jau gaunasi visai gražiai ir spalvos gaunasi, visą kitą. Tai va, tokį gabaliuką prasivirinau, biškį prasisuksiu, kitoje vietoje prasivirinsiu, na ir po to jau šausiu ilgesniam siūlėm. Žiūrėsiu, kas gausis. Kažkas bus. Nu ir padariau vieną siūlę pilną. Tai gavos ganėtinai gražiai. Kaip realiai pirmam tokiam virinimui, aišku, yra tokių vietų, kur galėjau ir geriau padaryti. Bet sakau, su laiku čia vat, biški vėlos trūko tokia dubutė gavos. Bet šiaip, atrodo visai neblogai. Susivirinsiu visas tas vamzdis taip. Žiūrėsim, šiaip iš vidaus irgi, kiek žiūrėjau, užsivirino. Aišku, jeigu būčiau normalus virintojas ir turėčiau tokias galimybės, tai galėčiau užsikimšti dar kiekvieną kraštą ir dar į vidų argono dujas leisti, tada gražiau iš vidaus užsivirina, bet kadangi čia ne koks išmetimo kolektorius ar kažkas tokio, tai turėtų pilnai užtekti ir taip. Vat. Visai dailiai gavos, čia tos realiai pagrindinės siūlės, nes šitos tai matysis variklio skyriai, nu, nelabai matysis, nes užsivinios su termobintu greičiausiai, bet jo, visai nice. Tai va, žiūrint iš vidaus, tai yra ten tas toksai, va, kaip mat, užsivirinęs kiaurai, čia gal keliose vietose gal čiučiu trūko, bet visumoje ganėtinai neblogai. Tai realiai ir trūko čia, va, kur tas mėlynas taškas toks iškilęs, mažokai karščio buvo, bet neblogai, turėtų laikyti, nesuspraks gal nuo launch kontrolų visokių. Nu, va, kol kas va, taip maždaug atrodo, vietos turim, kol kas dar prieš kitą alkūnę uždedant mes vis dar galim sukioti, ta prasme, tai aišku, dabar biški privarštas jau, bet vat, galima dar pasikoreguoti poziciją, kokia būtų patogesnė. Tai šiaip
visur va darbas kaip ir yra, čia vožtuvų dangtelis, aišku, galima bus šitą lipą tokį kaip ir panaikinti, man atrodo, čia tokia vieta, kur fiksuojas provotikė lambda zondų, kurie čia jau nebus reikalingi ir čia jinai nebesifiksuos. Tai va taip po truputį judam, visai gražiai atrodo, atvėso jau viskas. Po truputį vaizdas gerėja. Tai va, duslintuvas čia ilgai pas mane gaminsis, nes pilną duslintuvą reikia padaryti tylų tokį, kad galėtum gatvėje važinėti ir nekiltų niekam per daug klausimų. Tai va, visur tarpeliai kaip ir turėtų būti čia neblogę. Ten prasirangios, toliau bus smooth sailing, manau, iki pačio galo, kur jau reikės galinį bakelį pakabinti ir tiesiai per vidurį padaryti angalius. Tai tokia sunkesnė dalis bus. Tai pradedam realiai nuo sunkiausios dalies ir judam pirmie. Tai šau dar vieną alkūnę, kuri eina jau link galo. Na ir kitą alkūnę jau šausim taip šonais ir žiūrėsim, gal jau pavyks kažkaip pralyst pro lonžeroną ir išmetimo kolektorių. Tai siūlės gavosi irgi ganėtinai neblogos. Gražios spalvotos, aišku, ne visiškai tiesiai, ne visiškai vientisai, nes jau pradeda sviruoti visas downpipas va taip iš šonus, kai bandai virint, tai daro sudėtingiau jį pasistatyti stabiliai. Na, o toliau pasisukau čia šaltą dalį belė kaip. Tai realiai irgi turim daugiau vietos negu su ana turbina, kad kažką prasivest. Bet vis tiek reikėtų vesti tada pro šitą vietą viską. Tai jo, dar turbūt pasukus arčiau į tą pusę, jau gaunas per arti šito dalyką. Nu, tai žodžiu, čia dar taip įdomiai. Bet Wastegate'ą tai iš tikrųjų bus galima ir nusipjauti čia ir pasidaryti kažkur belė kur, nes aš manau visgi kondiškės nedėsiu. Tai šitas pasinaikins dar laikiklis, kuris irgi yra blogas. Ir čia turėsim daug labai vietos pačiam Wastegate'ui. Tai šį čia problemų tikrai nebus, kapotas užsidaro. Čia pasižiūrėjau vietos irgi visur, ta prasme, ganėtinai daug. Čia, manau, net aliuminio dangtelio nereikės tik tais aphitrepinti šitą daiktą ir kažkokią tai padaryti čia irgi apsaugą, nes čia laidai bus labai arti. O šiaip, tikėkimės laikys tie suvirinimai tokie mano pirmokiški. Tai downpipas realiai pagamintas. Čia
čia turbinos jungtis, čia dar kol kas labai karšta, dar net spalvos tebėra gražios. Tai vibendą uždėjau, kadangi neina, ta prasme, po to ištraukti downpipe, jeigu jį padarai ilgesnę. Norėjau aš jį ten dar ilgesnę daryti ir dėti jau lankščiai jungti, bet būtų visiškai neištilpę per tą skylę. Tai ir iš apačios bandžiau dėti downpipe, žodžiu, neįmanoma įdėti. Tai va toks downpipe'as bus vibendas, po vibendo mažą atkarpėlę kažkoks posūkis, tada šausim flex plate'ą ir nuimti išmetimą, nereikės, ta prasme, atsisukinėčiau nuo turbinos, nuo viršaus ardytis, bus galima iš karto ten pralindus į apačią atsijungti. Tai pralenda ten į apačią žiauriai, viskas aфиgenai, tai dabar laukiu, kol atvės, užsidėjau vibendą, kadangi jis plonesnis yra, susispaudė, tai neišsikraipytų niekas, tai nieks atrodo ir neišsikraipė. Iš Kinijos vibendą žiūrėsim, kaip laikys, šiaip atsiliepimai neblogi buvo, tai kažkokį laikiklį galės susiburti prie variklio bloko ar kažkur nuo šito vamzdžio, nes jisai judės kartu su varikliu, o nuo flex plate'o jau galima tvirtinti į kėbulą likusi duslintuvą, nes jau turės kažkur laisvumą. Na, tai taip atrodo, be šito vibendo visą, tik tais flanžas. Dedam atgal ir konstruojam toliau. Žaidžios dabar su paketim, kur norėsiu statyti bakelį, tai svarsčiau dėti per vidurį tą susklendę. Na, iš tikrųjų planas buvo dėti 2 tokius bakelius susklendėm, bet šiaip pagalvojau, kad netilps, todėl pasiėmiau vieną susklendę, vieną be sklendės ir tas susklendė turėjo eiti galą, bet galvoju, pasbandysiu dėti čia ir jeigu tilps, tada pasimsiu dar vieną susklendę ir dėsim 2. Tai užsidėjau čia tą karščio apsaugą, nes nėra kardano, tai kad žinočiau, kiek turiu erdvės, bet pati sklendė yra ganėtinai nemažai, šonai išsikiša ir jinai, ta prasme, nepraeina, kliūva čia, arba į viršų, arba į šitą vamzdį. Tai nepais uždėti su sklendė šito vietoj bakelio, tai teks dėti paprastą ir šitą keltą į galą. Ir turėsim tik vieną su sklendę, tai tikiuosi, kad jisai patyžlins pakankamai. Na, o šį čia duslintuvas, tai looking nice, tai dabar noriu pasistatyti bakelį toje vietoje, kurioje noriu. Ir tada reikės dasivesti vamzdį iki čia, sujungti ir gaminti toliau. Tik tais pradžiai gal pasigaminsiu kažkur laikiklį, kad jau čia nieks niekur nebejudėtų, nes čia dabar kaip stovi, tai yra tobulai. Na, va, šiek tiek pasižaidėm ir turim jau beveik ties automobilio galų. O, aš net ties galų, ties galinę šim duslintuvą. Tai čia padariau tokį laikiklį. Tiesiai prie variklio, kadangi yra virš lankščios jungties, tai toliau galvoju kažką tokio šaut, guminius tokius laikiklius, kad nepersiduotų vibracijos. O toliau, nes kitaip lanksti jungtis nebeturi prasmės. O toliau užsidėjau bakelį, čia jau viskas primatuota yra, teoriškai turėčiau galėtų įmaut bakelį. Ir viskas, reikia tik tais išsicentruoti normaliai, prisisekt ir vienas bakelis bus užmestas. Nes kadangi čia yra lanksti jungtis, tai jinai duoda dar mums laisvumą šiek tiek iš čia. Na, o paskui su laikikliais pasidarysim aukštį. Šiaip visur ganėtinai aukštai tas duslintuvas prisikėlė. Aišku, galėjau čia ves dar aukščiau jį. Bet, manau, bus gerai. Jo, tai va čia taip, kadangi neturėjau daug alkūnių, tai va šiek tiek kampų pjauni vamzdį ir tada gali dar jį pasisukti kaip reikia. Na, atrodo visai neblogai. Čia bus toksai bakelis, ties šitą vietą. Na, o aš čia jau kažkaip šausim į ten. Ir ten dėsim tą susklendę. Ten irgi bus reikalų, šiaip iki čia labai. Realiai, nuo šitos vietos, viskas čia žiauriai easy, tiksliau net ne nuo šitos, nuo gofros, tai čia labai greit gaminas dideliais gabalais. Sunkioji dalis kaip ir padaryta. Na, tai duslintuvas pagaliau kabo savom jėgom. Traška čia mano grindis baisiai. Tai viskas labai dailiai susideda. Čia šovėm va tokį vamzdį, kišyčią. Pasidarėm tokį laikikliuką.
Čia dar vėliau gal privirinsiu tokius burbuliukus, kad negalėtų nusprūst šitą gumą. Bet čia iš esmės jis kaip ir nėra. Pagrindinis jisai nevaikščios iš šonus daug. Bet visur tarpai vienodi, gražus. Ir judinant duslintuvą, nieks niekur nekliūva. Judėjimo belia kiek. Na ir čia kaip ir nėra dar galutinė jo vieta, nes galutinę vietą nustatys galinis bakelis. Tai iš čia mes vis dar galim jį, tarkim, į vieną pusę sutraukti visiškai. Ar į kitą pusę. Belia kur galima dar pastatyti. Tai turėsim šiek tiek reguliavimą, jeigu nepataikysim tiksliai bakelę, tai galėsim iš čia dar šiek tiek pareguliuoti. Nes šį čia vietos irgi turim ganėtinai daug. Aišku, gal norėtų, kad čia aukščiau jisai būtų. Bet, manau, bus visai gerai. Tai kol kas visai džiaugiuosi duslintuvų, kaip čia gaunas. Nėra čia, aišku, kažkoks labai profesionalus, gražus ar kažkas tokio, bet kaip antrą kartą gaminam duslintuvą po kokių, nežinau, 3-4 metų, tai manau visai normaliai čia man sekas. Iššovėm ir šį čia laikiklį dar biškai labiau privirinam, tiksliau jau galutinai. Ir jo, bendas užsideda, į viršų gražiai praeina. Nežinau, kas tom mažu, tom paipu daryti ten, kur nuo pačios turbos. Reikėtų irgi kažkaip laikiklį kažkokį sugalvoti, bet nelabai kol kas sugalvoju. Kaip, iš tikrųjų ne per daug ir gilinaus dar, nes jo nesukioju, tai jis nejuda kol kas. O šiaip pats duslintuvas tai visai solid. Tai dabar nuo čia šausim vamzdį va tai vat. Ir jo, ten jau dabar reikės nusileisti automobilį, pasistumti priekį kiek įmanoma, kad turėčiau prieimą iš galo ir pasistatyti tą bakelę kaip aš noriu, į jį taikyt su duslintuvu ir viskas, tada pasidarysim laikiklius, šausim, pasidarysim laikiklius, prisivirinsim iš karto sklendę, paskabinsim duslintuvą taip, kaip jis jau kad ir būtų galutinai ir tada nusimsim ir padarysim tą grįžimą po sklendės. Na, o sukonstravom ir sklendę. Čia jau tikrai nesigavo labai gražiai, nes kažkaip suvirinau, susikraipė tie vamzdžiai, šitas iš vis kažkoks ovalus pasidarė. Tai teko vieną siūlę šaut su migu, nes nebenorėjau gadinti vamzdžio. Na ir čia keliose vietose irgi šau su migu, kur tiesiog nėjo sutigo normaliai prieiti. Tai jo, bet atrodo šitaip, visai dailiai. Tuoj pasitikrinsim dar, ar tebeveikia sklendė. Bet šiaip, kaip matote, viduje yra. Tai turėtų veikti. O šiaip jo, viskas. Čia realiai labai užtrukau, kol čia viską suvirinau. O dabar dėsiu į automobilį, daugmaž pasistatysiu poziciją ir bandysim jau išsigaudyti aukščius ir atsivesti jau patį duslintuvą į čia. Gerai, išleiviai angaliukai irgi padaryti. Bet ant automobilio atrodys, manau, ganai neblogai. Šiek tiek per centrą pradeda išplatėti, nes irgi šiek tiek iškreipė tą metalą, kai pradėjau virint, bet, ta prasme, bus išlindę tik tais tiek, tai nesimatys to skirtumo. Realiai, kai pasidariau visą šitą nesąmonę, tai čia yra vamzdis tiesiog nupjautas šitaip, 2 tokie vamzdžiai sudėti į krūvą ir tada pjauni maždaug, kad būtų 7-6, bet irgi nesigavo visiškai 7-6, toks ovalesnės formos, tai įdomu bus privirint. Tada šitas galas yra 15 kažkur laipsnių ir tada šitas irgi 15 laipsnių ir tada jos taip sudeda ir galima pasukiojus atitaikyti, kad tiesiai būtų angaliukai. Tai patys gražiausi mano angaliukai tiesiog iš nerūdijančio plieno, geriau negu ten visi tie kiti, kokie tik tais būna. Užsidėsim, matos kaip jie biški išplatė, bet sakau, išlindę bus tiek, tai tas išplatėjimas realiai ir nesimatys. Siūlės tai tokios. Sau, ten šiaip visai neblogai išėjo privirint, išsitraukus tą wolframą belia kiek daug. Šiaip jo, einam bandyti prisimontuoti ant automobilio. Na, toks vaizdas. Biškį gal dar pritrumpinsim. Bet duslintuvas pilnai pagamintas.
pilnai pritvirtintas. Looking nice. Galvoju, dar čia vieną laikikliuką gal išausiu. Ne, bet čia vėliau, kai jau nusimti duslintuvą, nes dėl to laikikliuką dabar čia naiminėti ir virint. Biški nesinori, nes jisai šiaip sveria dahuja ir uždėti yra ganėtinai sudėtinga. Bet jau jūs atkalė sistemą, tai užsikabino šį čia. Ta duslintuvo galą ten įkišus numetus laikos jisai. Užsikabini čia, tada prisisukė vendą, na ir tada jau gali čia susigaudyti viską. Bet jo atrodo visai nice. Po to prasivesim laidą sklendiai. Nežinau, pro čia gal kažkur nes yra skylė. Ar pažiūrėsim kažkur viršui, nes kažkur turi būti skylė laidui. Kai būna ksenonai, būna aukščio reguliavimas automatinis, tai daviklis būna išvestas per tokį laidą į saloną, per tokią gumą. Tai pasieškosim, ar jinai čia yra kažkur ar nėra. Ir jo, bet čia kaip ir mažiausia problema, čia vėliau, kai dėsim visokius geidžus, tai to pačiu ir tą prasivesim, dabar net nėra prasmės jo dėt. Šiuo metu sklendė yra uždaryta, jeigu gerai atsimenu, tai pirmas užkūrimas turbūt bus, girdėsim, tyliausią darbą. Šiaip aukštis labai geras gavos. Kaip matote, ten irgi virš difuzoriaus yra biški tarpas. Iš šonus irgi nėra daug vietos, bet va turi laisvumo, čia ganėtinai stipriai aš jį judinu. Tai ganėtinai standžiai, bet laisvumo turi ir nieks niekur nekliuva. Plius aš dar manau, jis per laiką biški pasės per tas gumą žemyn. Na ja, tai vat, šiam kurtui tiek. O kitame video nežinau ką, krapštysim kažką kitką jau. Ar įsiurbimo sistemą, ar variklį. Tai vat, žiūrėsim. Na nežinau, parašykite komentarus, ar biški neperilgite angaliukai. Šiaip užsidėšė toks spoileriukas kaip ant sedano, nes dabar plokščia ta šikna tokia labai. Tai gal biškai geriau atrodys. Sunku čia pafilmuoti, kai garažai tiek vietos, bet šiaip looking visai spicy, manau. Dar vėliau papoliruosim jos. Na, dabar kol kas vaizdas toksai.